kadangi Bitėnų kaime nėra bažnyčios, tai šitas varpas praneša, kai pas Martyną Jankų atvyksta lankytojai. Taigi esame Bitėnuose, šalia Rambyno kalno, Martyno Jankaus muziejuje, o dar tiksliau buvusioje Martyno Jankaus spaustuvėje. Čia nepaprastai daug ir mažlietuviškos dvasios, ir nepaprastai daug istorijų, ir nepaprastai daug istorijos ir asmenybių saugoma čia. Pastatas atstatytas gana autentiškai. Pradžia buvo gana tokia kukli ir muziejui priklausė labai nedidelė teritorija, berods 4 arai. Tik tai buvusių pastatų, Martyno Jankaus kaimynų pastatų praktiškai nebebuvo išlikę ir pati Martyno Jankaus sodyba jau priklausė privatiems asmenims, buvo labai sudėtinga kažką pakeisti. Tai va toje tuščioje teritorijoje buvo sumanyta padaryti Mažosios Lietuvos paveikslų sodą. Šiemet mūsų Mažosios Lietuvos paveikslų sodui lygiai 20 metų. Ir jame dabar jau 4 hektarų plote yra lygiai 100 darbų. Kai, sako, siunti kažkokias mintis ir svajones į dangų, paprastai viskas ir įvyksta. Mums pavyko nupirkti Martyno Jankaus sodybos pagrindinę dalį, gyvenamąją dalį ir su keliais išlikusiais pastatais. Pradėjome svajoti apie pastatų atkūrimą. Ir vienas pirmasis, kuris mums buvo pats toks reikalingiausias pastatas, tai buvo daržinė, nes ji nepaprastai didelio tūrio ir kitas dalykas, jau ji buvo ant išnykimo ribos, buvo įgriuvęs stogas, mums šito pastato labai reikėjo. Daržinėje yra 4 vartai, 2 įvažiavimo, 2 išvažiavimo ir įdomu tai, kad buvo išsaugoti 4 rūšių vyriai ir kiekvieniem vartam pritaikyti, atkaldinti nauji, o tie, kurie išsaugoti buvo, tai tie irgi buvo panaudoti. Buvo atstatyta špikerikė arba klėtelė. Paveldo išsaugojimas tai yra pamatiniai dalykai, be kurių turbūt mes negalime įsivaizduoti savęs kaip tautos. Stebuklų čia vyksta labai daug. Atvažiuokit, apsilankykit ir jūs tikrai daug labai sužinosit ir labai daug pažinsit.